Laikai, kai tikėdami įvairiausiais burtininkais ir tariama liaudės medicinos gale, laukdavome Kašpirovskių ir kitokių žinių seanso, baigėsi kartu su Santa Barbaros ar tiesiog Marijos serialais. Dabar daug sunkiau įtikinti eilinį žmogų atseit stebuklingomis energijomis ar koduoto vandens galiomis. Naivuolių mažėja, o bet kokie tikinimai, kad stebuklingomis galiomis pasižyminčios medžiagos gali jai nesugrąžinti jaunystę, tai bent pridėti sveikatos, skamba švelniai tariant naiviai. Laimingesnis, geresnis žmogus, turtingesnis ir taip toliau padėtis geresnė būna tavo. Bet tai čia Viačeslavai melagystėm kvepia. Aš sakau, kaip yra tenai. Vis dėlto žurnalistinio smalsumo vedini atsidūrėme Rokiškyje pas poną Viačeslavą, kurį pažįsta ne viena Lietuvos ir Skandinavijos pirčių gamybos įmonė. Jis vienintelis ES turi leidimą įvežti akmenį, kuris, kaip patys girdėjote, daro žmogų laimingesnį. Prisipažinsime, pirmieji Viačeslavo žodžiai mūsų neįtikino, tačiau tai, ką pamatėme, suintrigavo. Pradėjau aš šitą pirmą amuletą, kai nusipirkau, pas mane po mėnesį jisai pradėjo raitytis. Kas? O žiūrėkit, jisai, jeigu pravesite šitos pusės, jisai buvo čia kampas 90 laipsnių. Dabar kai pravedat, praveskit, jisai išsiraitęs yra. Jaučiat? Nu, bet tai gal jis toks išdroštas ir buvo? Man irgi tą patį savininkas sako, tokį nusipirkai. Sakau, tu man nešnekėk nesąmonę. Tada nuvėjau į vaistinę mūsų, pasvėriau, dar po mėnesį. Svoris tas pats, forma vėl pasikeitė. Stebuklų nebūna ir tai, ką rodo ponas Viačeslavas, įrodyta ne vienos mokslo įstaigos. Žadeitas arba imperatoriškasis akmuo – ypatingos cheminės sudėties mineralas, kietumu beveik prilygstantis deimantui, tačiau turintis tamprumo savybę. Tai yra galintis keisti savo formą. Akmens paviršius nelygus ir akytas, pro skylutes savo koncentruotą energiją jis veikia aplinką. Nesupranta. Aš tai vis tiek nesuprantu esmės. Nu gerai, koncentruotas tas akmuo yra, bet tai akmuo kaip... Energija. Dėl ko dabar žmonės visokias į piramidės daro ir taip toliau ir taip toliau. Akmens pavadinimas žadeitas ispanų kalba reiškia šono akmenį, kadaise jis naudotas kaip priemonė inkstų ligoms gydyti. Šių laikų litoterapijos gydymo akmenimis šalininkai teigia, kad žadeitas teigiamai veikia kraujospūdį, stiprina nervų sistemą, švelnina organizmo reagavimą į oro permainas ir netgi padidina vyrų lytines galias. Ant stuburo reikia dėti, ne? Nu, šitą vietą. Aš, pavyzdžiui, kai pirmą kartą man pasakė, pabandžiau, sakau, ką čia aš pavalgiau, kad man pačio pilvą pradėjo skaudėti. Paskui nuvėjau, įsituštinau, paskui tik tai prisiminiau, jie man sakė, mes kai ant nugaras dedam, paimam medžiagą, užklojam ir po to laikam, pašildytus akmenis. Kiek ten kūnas laika? Kokių 50 gal laipsnių, 40. Aš tiesiai ant kūną padėjau ir palaikiau. Tai reiškia ir paskui šitaip kaip žarnyną įsivalėt savo? Apačia pilva išsivalė ir viskas. Pas žmogų, kas turi didelį rūgštingumą, jį reikia sutrinti ir panaudoti. Ką reikia organizmui, jisai ašchlor, pas mumgi skrandy ašchlor, rūgštis jo, jisai šitą ašchlor išarda, panaikina chlorą ir sumažina rūgštingumą. Kas nereikalinga, jisai išmetam išeis. Tai reiškia, galim ir žarnyną valyti jo likteliais akmenį. Neveltui vištos lesa. Apie esą stebuklingą žaliojo akmens galias ir jo pritaikymą dar pakalbėsime. Viačeslavas įdomus žmogus, gimęs Kėdainiuose, mokęsis Daugpilio karo mokykloje, dirbęs karinėse oro pajėgose, lėktuvo juodųjų dėžių prižiūrėtojų, jis įsiugdė ypatingas savybės – tikslumą ir kantrybę. Tai padėjo jam užmegzti kontaktus su šalimi, kur galioja nerašyti įstatymai ir specifinė verslo logika. Kodėl jūs esat vienintelis Europos Sąjungoje, jeigu tai yra toksai brangus akmuo, kodėl niekas daugiau jo neimportuoja? Iš Rusijos niekas daugiau nebeimportuos, nes jisai vienintelis beliko. Ir labai ilgai yra daroma licencija. Pirmą kartą man pusę metų darė. Rusai? Jo. Stebuklų šalis. Beje, jokių ypatingų leidimų ar specialių reikalavimų iš Rusijos įvežti žadeitą nei ES, nei Lietuvos institucijos nekėlė. Daug sudėtingiau buvo Rusijos pusėje, teko nemažai pavargti, kol buvo gautas eksporto leidimas.
Pirmoji Žadeito partija ES pasiekė prieš 2 metus. Į Lietuvą pirmą kartą, kai norėjau importuoti, nuvažiavau į epideminę stotį, sakau, noriu atsivežti akmenį Pirčiai. Ką reikia? Jis sako, jeigu Pirčiai, jokių problemų. Vežkit ir viskas. Tai pirmą kartą vairuotas, kai važiavo, aš jį perspėjau. Sakau, kai pravažiuosi pasienį, eis su dozimetru ir matos radiacinį foną. Tai vieta to, kad radiklė į dešinį, pas jį užnulina į kairę pusę. Tai reiškia, tas krovinys, jisai net bendrą radiacinį foną numušė, ne? Taip. Žadeitas. Jisai yra kartais iki 50 kartų švaresnis negu aplinka. Apie šitą akmenį tik tai patys rusai sužinojo, kai Nikitas Sergejevičius pradėjo skraidyti pas kiniečius. Chruščiovas. Jo. Sako, nu kodėl ten yra taip dievinimas toks akmuo? Žadeit ir žadeit, žadeit ir žadeit. Kinėje tai ta žadeita nėra, Kinėje yra nefritas. Bet nefritą pirtį negalima naudoti, kadangi jisai savo sudėtyje turi asbestą. Asbestas jūs žinot, ką reiškia. Noriu. Besiklausant pono Viačeslavo, intriga augo kiekvieną minutę. Norėdamas įtikinti Rokiškio verslininkas braižė įvairiausias schemas, rodė daugybę tyrimų liudijančius dokumentus, galop matydamas žurnalisto akise vis dar tvyrantį nepasitikėjimą, pasiūlė atlikti eksperimentą. Sutinkat, kad nėra gara? Nėra. Nėra, nesimato garo, visiškai nesimato. Karštis tik tai šiluma eina, kyla. Čia va garas. Vėliau tiesa, dėl tam tikrų etinių priežasčių išjungus kamerą, Žadeito pirties poveikis buvo išbandytas visų kūnų. Akmenį apliejus vandenį, ausis neapsvilo, oras įskaidrėjo, kvėpuoti tapo lengviau, o prakaitas liejosi upeliais. Pati geriausia temperatūra su draugais ištyrėm. 80. 75, 70, iki 80 daugiau. Nu, čia skonio reikalas. Kartą paragavęs negali sustoti, anot Viačeslavo net didžiausi skeptikai, pabuvę Žadeito pirtyje, nuomonę pakeičia. Tai puikiai rinkodaros priemonė, priviliojanti nemažai klientų. Nepaisant didokų kainų, Žadeito akmenis renkasi vis daugiau pirties mėgėjų. Pats geriausias akmuo, mano pasiūlymas, kam Žadeitas per brangu. Imti akmenį iš durpyno, kur iš vis nebuvo kontakto su oru. Jisai ten jau ne vienas